Labadiena. Labą dieną. Robertas Karvauskas, nepriklausomos pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą. Noriu iškart pasakyti, esu ne medžiagų tiekėjas, ne rangovas, nieko jums nesiūlysiu parduoti, tiesiog pagrindė konsultuoju žmonės tam, kad Aha. duot supratimą, kaip pačiais pigiausiais būdais daugiausiai sutaupyti šilumos pastatuose, kad būtų ekonomiškumas. Tai mano Ačiū. vardas Robertas, kaip jūs kreiptis? Dalia. Dalia, malonu Dalia. Tai Dalia, žiūrėkit, dabar pirmiausiai tai visada investicija prasideda nuo problemos išsiaiškinimo, dėl ko investuojat. Ar tai yra namo ekonomiškumo klausimas, ar tai bendrai, sakykime, atnaujinimo, renovacijos ir daugiau dėl išorinio vaizdo. Koks tikslas, kame problema yra šitame name, kodėl jūs ruošiatės investuoti pinigus? Šitas namas yra saugomas valstybės, jis yra Stepono Dariaus gimtinės namas muziejus. Ir kadangi jisai yra atstatytas 93 metais, nes pokariu buvo visai sugriautas, tremty visai sunaikintas. Ir jis buvo atkurtas pagal analogą atstatytas ir iki šiol jisai nebuvo niekada tvarkomas ir remontuojamas, tik tai būdavo muziejininkai ten patys, kadangi jie labai neturi pinigų, tai jie patys ten, kažką tai savo menkom lėšom pakrapštydavo, ten pūvančius langus, biški, vienas kitas Taip, yra taip. keistas, jau, vienu žodžiu. Supratau, Ir Dalia. dabar Mhm. aš jiems pasakiau taip, jeigu jūs neįveiklinsit šito namo, šito muziejaus, nes žiemą jis yra kiaurai perpučiamas. Apšiltinti mes jo, kad pasiekt kažkokią tai varžą, kažkokią, nors kažkokią tai. Mes jo negalim, kadangi sijų galai yra šlindę į fasadą, visi sijų galai yra profiliuoti ir saugomi. Sijų tos kojos galų yra labai trumpos ir mes negalim išplatinti apšiltinimo storio. Supratau. Tai iš Gerai. tikrųjų reikia tik tai, kad jis būtų nors neprapučiamas. Tai dabar Suprantat? žiūrėkit, aš supratau, galutinis tikslas yra iš vis dėl ko, kokią temperatūrą ten norėsit palaikyti pastoviai, kiek ekonomiškumas lemia jums, nes ar daryti tik tiek, kad išsaugot patį pastatą kažkiek, ar daryti taip, kad ten, ekonomiškas jisai būtų nors kiek viduje. Koks tikslas? Kad jis būtų ekonomiškas nors tiek, kad ten galėtų, sakykime, sąlyginai, nors pavasarį ir rudenį, kai dar nėra didelio minuso ir nebūtų labai dideli elektros ten kaštai, kad ten nežinia kiek pristatytų radiatorių, nes pečius yra vienas ir jisai ten labai iškart viską išpusto. Tai Supratau. kad ten galėtų vykti kažkokios tai pamokos, kažkokie užsiėmimai, galbūt kažkokios ekskursijos, tokios mokomosios, o ne tik parodomosios, Taip, kad, supratau. kad Supratau. Aha. išugdyti tą žmonių ir vaikų patriotinį jausmą. Taip, supratau, Dalį. Gerai, turiu klausimų toliau. Dabar toliau klausimas toks. Jūs pati šito dalyku užsiimat, jūs esat projektuotoja ar Dabar šitą projektuotoja? Supratau. tvarkybos projektą ir Aišku, daug aišku. kažką iš to išspausti. Gerai, tada toliau sekantis dalykas. Pirmas dalykas, reikia suprasti, kad didžiausi šilumos nuostoliai pastate visada yra dėl to, kad mūsų pinigai sušildytas oras, nesvarbu kokiais šildymo prietaisais, jis visada retėja ir kyla į viršų ir pirmiausiai spaudžiasi į viršutinę atitvarą. Viršutinė atitvara, kada jis prisispaudžia, jis ieško plyšių plyšelių, per kur pralyst. Ir jeigu jis randa tų plyšių plyšelių, tokiu atveju jis eina su visais mūsų į šilumą investuotais pinigais, su visa temperatūra, išeina laukam. Todėl 4/5 šilumos išsaugojimo efektyvumo yra viršutinių konstrukcijų sandarumas.
Todėl pirmas dalykas, jūs dabar čia klausit tik tai apie sienas. Sienos yra tik tai antras prioritetas. Pirmas prioritetas yra viršutinė konstrukcija. Kas ten name dabar yra? Ar apatiniai kambariai, kurie nors šiek tiek bus šildomi, o viršuje yra šalta palėpė, ar kaip ten yra? Jo, jo, ir viršuje šalta palėpė, Tada klausimas. Perdanga apšiltinimą. Va, būtent dabar perdanga apšiltintai pirmas prioritetas ir pirmiausiai tame pirmame prioritete, pirmas prioritetas bus sandarumas. Kaip apšiltinsi? Tai galimi du būdai. Arba naudojat kiauras orui laidžias medžiagas, tokias kaip visos vatos, ir tada jau reikia naudoti papildomai izoliacinės plėveles. Ir jas ne tik elementariai sukloti, o reikia labai detaliai užsandarinti. Kokiu būdu? Va čia yra klei. Jo. Arba kitas variantas yra purškiamos medžiagos, bet purškiamos medžiagos didžioji jų dalis, poliuretanų didžioji dalis turi vieną šunišką savybę. Tai yra, jos traukiasi, kada kinta santykinė oro drėgmė, o tai priklauso nuo temperatūros. Kai tik kinta temperatūra žiemą vasarą, poliuretanai traukiasi ir net laiko savo susitraukimų, todėl išsisandarina arba atsiplėšia nuo konstrukcijų, arba skilinėja savo plotę, bet kokiu atveju jie tampa nesandarūs. Todėl jie taip pat negali būti naudojami be papildomos oro garo izoliacijos iš vidaus ir vėjo izoliacijos iš išorės. Jūs kaip projektuotojai šitą dalyką puikiai žinot, tada klausimas, kaip mes užsandarinsim. Jeigu jau imt poliuretaną, kuris vis tiek išsisandarins ir vis tiek reikia papildomų barjerų, tai tada nėra prasmės jį kaip daug brangesnę medžiagą naudoti, tada jau vatą galima naudoti. Bet visa esmė, kaip užsandarinsim. Tai sandarint, klijuojant ypatingai, kada yra senesnės konstrukcijos, daug dulkių, namas, sakykime, jau vaikšto, tai tikrai išlaikyti sandarumą su orui laidžiom medžiagom, tokiom kaip vatos, tikrai yra pakankamai sudėtinga. Jau naujam name po 5-7 metų atsiklijavimų, išsisandarinimų yra daug, ekspertizių rezultatai rodo. O jau ką kalbėti apie seną namą, kada tikrai visą perimetrą, visas sandūras gerai užsandarinti yra, nėra taip lengva. Tai ko gero būtų paprasčiau naudoti purškiamą medžiagą, kuri neišsisandarina. Tai Europoje be ne vienintelė tokia medžiaga yra, kuri dar prieinamų normaliai kainom. Tai yra Kanados firmos Aisenin produktas, kuris Lietuvoje vadinamas GAMO vardu, GAMO technologija, GAMO purškiamos putos. Tai gamo.lt, gamo.lt, įeikite į svetainę ir pasidomėkite šituo produktu. Tai būtų bene efektyviausiai, tai būtų padaroma per vieną dieną, greitai, paprastai ir be jokių plėvelių, be jokių papildomų sandarinimų, su garantija 20 metų. Aš tą produktą pats panaudojau savo namui, aš visą namą, karkasinį namą, visą pilnai apšiltinau, tiek perdanga, tiek sienas, tiek grindis, viską, ir tikrai galiu rekomenduoti ir džiaugiuosi šituo dalyku. Tai va, iš tos pusės šitaip. O toliau sienos, tai ką jūs rašot apie sienas, tai čia yra visiškai ne variantas. Galima uždengti tuos rąstus, bet dėl to tai tikrai jo sandarumas to namo nepadidės dėl šito dalyko. Jeigu ten kažkas skaito, kad sakykime, plokštės kažkokios gali būti kaip šilumą izoliuojanti medžiaga, tai ne iš tolo. Jeigu nori, tai ko gero vėlgi efektyviausia technologija yra šita purškiama, kadangi šitos putos suprojektuotos taip, kad jos leidžia per labai smulkės atviras poras išgaruoti drėgmei iš pastato konstrukcijų, bet neįleidžia oro, todėl nauja drėgmė su oro srautu ateiti negali. Tai šita medžiaga ypatingai draugiška medienai ir ilgalaikiai apsaugo medieną ir medienos ilgamžiškumas didėja su šita medžiaga. Tai vat iš tos pirmą kartą girdite apie tai, ne? Ne, aš apie šitą medžiagą girdėjau, bet aš ir ne vieną kartą, bet aš pirmą kartą girdžiu, jinai yra draugiška medienai. Ir kad jie galima, kaip kartu, kaip suvesti vieną porą su mediena. Aha, tai matot, dar esmė. Medžio, kad ten reikia dar kloti visokiausių apsauginių plėvelių. Supratau, dar klausimas mano toks. Kokiu pagrindu jūs taip manot?
Aš kažkaip, kadangi tai yra sintetinė vis tiek medžiaga, Oi, ne viskas priklauso nuo porų struktūros. Ir tai yra unikali medžiaga, paimta poliuretanų trūkumai, paimti įvertinti ir eliminuoti, padaryta tokia porų struktūra, kuri yra labai smulki ir labai paini, todėl oras neprasiskverbia. Bet vandens garų molekulės, būdamos landesnės daug ir mažesnės už oro molekulės, jos lengvai praeina per šitą labirintą. Todėl garai išeina, o oras neįeina su nauju srautu. Todėl nėra grėsmės medienai, jokių atveju drėgmė joje nesikondensuos, o jeigu likutinė drėgmė buvo, jinai lengvai pasišalins. Tai va čia yra tikrai unikali savybė ir šitas produktas Europoje naudojamas nuo 2007 metų ir džiugu, kad lietuviai pirmieji jį pradėjo pilnai sertifikuotą naudot Europoje. kokios Lietuvoje. Taip, taip. Nu, jis Europoje sertifikuotas. Europos sertifikatam atskirų nacionalinių sertifikatų nereikia. Jau galima jį reiškia Taip, oficialiai naudoti. taip, oficialiai Nes tai pilnai yra visi. finansuojami dar. Čia su visais dokumentais, su viskuo pilnai. Taip, kad čia be jokių problemų, tik tai tiek, kad jeigu sakykime, ant fasadų bus dedamas, tai tada reikia žiūrėti, kuo uždengsi. Tada turi būti karkasas ir prie karkaso kažkokia apdailinė medžiaga ant tos, ant tų putų. Tos kalas. Puikiausiai tvarkoj, tai galima šitą dalyką daryti. Tada kokį minimalų storį galima užpurkšti. Mes neturim storio. Aš supratau, aš matau, pagal jūsų brėžinį matau, paprastai tai purškiama ne mažiau 10 cm, kadangi vis tik poliuretanas, kai purškiamas, jisai įsibanguoja šiek tiek, tai rangovai mažiau 10 cm paprastai nepurškia, nors čia irgi toks daugiau sutartinis dalykas. Nes mato, tada jeigu jau puršt mažesnį, tada nusipjovimai dideli, labai, labai daug medžiagos nusipjauna, jeigu lyginant mažesnį storį. Tai čia jau su rangovu reikia šnekėti, šito dalyko aš nesprendžiu, aš tiesiog tik tai jums sakau, kokia galimybė yra šitos medžiagos, tai aš ją paprastai rekomenduoju, ypatingai tokiais atvejais, kai jūs negalite ten kažko tai uždengti, tai prie tų sijų, sakykime, galų pilnai šitą medžiagą aplips, bent jau sandarumas gausis tikrai, o kad sijų galai ten šiek tiek peršalsta, jeigu medinės sijos, tai didelės problemos ten nėra. Ta problema, bet mes 10 cm neturim. Man pasislepia profiliuotis jų galai, jie man skęsta tame apšiltinime, dar užsikala apdailinės lentos su antplyčiais, jie išvis prapuola. O tai gerai, o kokį istorijų jūs turit, kokią galimybę tada? Mes neturim nei jokio storio, tai va aš už tai dabar ieškau mažiausio storio. Tai palaukit, jeigu jokio storio neturi, tai ar mažesnis, ar didesnis, tai čia jau tada didelio skirtumo nėra. Tai visa esmė rezultate. Jūs kultūros ministerija išnekėkit, tai tada ar pūdom namą, paliekam galutinai jį kiaurą visiškai, ar tvarkom taip, kad jis būtų eksploatuojamas. Tai mes paveldą, iš tikrųjų, mes labai mėgėjai saugodami supūdyti visiškai ir neišsaugot pastatų. Nu, tai aš jau susidūriau su tuo taip pat, tai darykit jau kaip išeina, kaip susidėrėsit. Taip, produktas tikrai vertas dėmesio ir tikrai būtų daug greičiau ir paprasčiau ir efektyvumas būtų nelyginamas su kiaurom medžiagom. Kaip jas besandarintumėt, neužsandarinsit taip, kaip gali užsandarinti šitą medžiagą. Tai va tiek tik tai. Tai va šitą informaciją jūsų vanduo žiauriai naudinga ir aš bandysiu visų pirma čia vietoje pasikalbėti rajone, su kultūros vertybių apsaugos departamentu, su Klaipėdos skyrium pasiskambinsiu, o paskiau tada žiūrėsiu, ką man toliau kas ką sako, ar man tiesiog leis šitokią medžiagą įvesti į šitą objektą. Tai jūs pasikalbėkit, dar dalyte pasikalbėkit su rangovu. Rangovai, kiek žinau, Plungėje randasi, tai čia jums ne taip toli. Ir įsikvieskit jų projektų vadovą, kad apžiūrėtų, kad duotų jums pasiūlymus, duotų preliminarią sąmatą bent į tą pusę kažkur, tai jie už tai pinigų neima, tai tiesiog pasižiūrėkit ir tada jau turėsit pagrindą tolimesnėm darybom. Tai aš su jais galiu dar biškį pasiderinti dėl storio.
Jo, tai jau žiūrėkit, kokios galimybės jiems užpurkš, sakykime, patį ploniausią sluoksnį. Aišku, galimybės yra, nes galima užpurkti storai, paskui nupjaut pilnai. Bet tai tiesiog reikia žiūrėti, kaip jie ten skaičiuos kainą tada jums. Jie skaičiuos, kad aš suprantu šitą, kad tai yra į skaičių žiūrint labai neracionalu. Bet kadangi tai yra kultūros paveldo objektas, tai mes tiesiog neturime galimybės kitaip pasielgti. Taip, puikiai suprantu. Taip, šitie objektai, jų vat, visokie tokie tvarkymai, remontai ir restauracijos, jos kainuoja dvigubai brangiau negu su pilna galimybė. Nes įvertinus darbą, putas, nuopjovas, karkasus, kur reikia užkalti, prikalti, viskas tas pats, o storį mes nerandam. Taip, aš puikiai suprantu. Nu kągi, tai iš mano pusės tiek informacijos. Sakykit, prašau. Jūs kadangi taip pat viską plačiai žinot, tai jeigu pavyzdžiui, aš skaičiau ir apie ekovatą, jūs esate prieš ekovatą, jinai taip pat traukiasi priklausomai nuo ten šilumos, šalčio, drėgnumo. Klausimą supratau, miela Dalia, aš nei už, nei prieš. Aš visada už galutinį rezultatą, už ekonomiškumą, už ekologiškumą, už visą, kad būtų kompleksai viskas. Tai dabar pažiūrėkit, apie ekovatą yra medžiaga, kuri tyrimai padaryti, kad tai yra medžiaga, kuri negali būti naudojama jokių atveju be papildomų barjerų, oro garo, vėjo barjerų, kad medžiaga turi būti izoliuota pilnai nuo visos aplinkos, kadangi boraksas ir boro rūgštis, kurie yra komponentai vidiniai, jie yra nuodingi. Ir tai yra Vilniaus rajono visuomeninės sveikatos tyrimo centro padaryti tyrimai ir aiškiai apie tai nurodyta. Tiesiog tai šita medžiaga plus jinai yra laidi orui, kadangi tai yra biri medžiaga, nors jinai tankiai ir oro netiek jau leidžia daug, bet vis tiek tai yra laidi orui ir kadangi laidi orui, tai visas vidaus patalpų oras su visa drėgme gali keliauti į tą medžiagą, tada medžiaga vandens garus šaltuose sluoksniuose kondensuoja, tada tampa drėgnesnė, tada sėda jinai ir drėgnesnė medžiaga, jinai daug laidesnė iš karto šilumai ir šalčiui ir prasideda va tie visi procesai. Tai šitas dalykas tikrai nenaudingas, plus tokio plono sluoksnio, nežinau kaip ten galima užpūsti jį šitokį ir kiek jisai ten vėlgi laikys. Nelabai įsivaizduoju kaip. Aš galiu persiųsti jums, rašydamas laišką, atsakymą į jūsų ekspertai LT paklausimą, aš įdėsiu jums nuorodą su informacija apie ekovatą, kad jūs tikrai galėtumėt pasiskaityti pati kaip dokumentą ir tada matysit, ar verta iš vis kreipdėmėsi į tą produktą. Gerai. Ačiū labai. Ačiū Jums, geros dienos. Jeigu kils klausimų, mane rasit visada šitame sandarusnamas.lt mano svetainė. Ačiū labai. Geros dienos, Dalia. Viso geriausio. Ačiū.